Laba diena. Dėkojame, kad domitės Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamais ir vedamais mokymais. Šįkart kviečiame į mokymus tema tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos reikalavimai, projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimuose. Šiandien aptarsime 4 temas. Pirma tema. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ir vertinimas projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimuose. Per antrą temą aptarsime, kaip netinkamai buvo nustatyti reikalavimai ir pasiaiškinsime, kodėl jie buvo nustatyti netinkamai. Per trečią temą aptarsime apie aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymą. Bei per ketvirtą temą pakalbėsime apie aplinkos apsaugos kriterijus ir jų taikymą atliekant inžinerinių paslaugų pirkimus. Taigi pradėkime nuo pirmos temos, tai yra tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas ir vertinimas projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimuose. Kai kalbame apie viešuosius pirkimus, tai pagrindinis specialusis teisės aktas yra viešųjų pirkimų įstatymas. Kai siekiame įsigyti statybos darbus arba projektavimo paslaugas, tai su viešųjų pirkimų įstatymu labai glaudžiai bendradarbiauja kitas įstatymas, tai yra statybos įstatymas. O su šiais įstatymais labai glaudžiai draugauja kiti teisės aktai ir kitos minkštosios priemonės. Tai su viešųjų pirkimų įstatymu labai draugauja tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Tikriausiai jau žinote, kad vykdant tarptautinės vertės pirkimus arba supaprastintus nemažos vertės pirkimus, vadovautis metodika yra privaloma. Kai vykdomi mažos vertės pirkimai, metodikos nuostatos privalomas nėra, bet kadangi vis tiek yra privaloma laikytis viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų, tai šią metodiką vis tik vadovautis tikrai rekomenduojama, tikrai verta užmesti akį, tikrai verta pastudijuoti aktualias nuostatas ir tai gali padėti išvengti galimų pažeidimų padarymą. Na ir su metodika taip pat draugauja minkštosios tarnybos parengtos priemonės, tai yra statybos darbų pirkimų gairės, projektavimo paslaugų pirkimo gairės. Viešųjų pirkimų įstatymas dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų keistas nebuvo, taip kad šitos gairės vis dar yra aktualios šiuo klausimu ir jose yra išdėstyta pati aktualiausia informacija. Papasakota apie tai, kur pirkimo vykdytojai dažniausiai daro klaidas. Tai labai kviečiu šiomis gairėmis aktyviai naudotis. Na, o su statybos įstatymu labai draugauja kiti teisės aktai, pavyzdžiui, STR, statinių klasifikavimas, statinio statybos rūšys, statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas ir kiti. Kai kalbame apie tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, aš toliau sakysiu žodį tiesiog metodika, noriu labai atkreipti visų pirkimo vykdytojų dėmesį, kad dažnai jinai yra skaitoma ir taikoma netinkamai. Pavyzdžiui, jeigu pirkimo vykdytojas nori nustatyti reikalavimą dėl tiekėjo patirties atliekant tam tikrus darbus, tai klaida, jeigu pirkimo vykdytojas iš karto skaitytų tik 16.1 punktą. Kaip ir bet kurį teisės aktą, taip ir šią metodiką reikia skaityti sistemiškai. Tai reiškia, kad turi būti skaitomas ir bendrosios nuostatos, ir kvalifikacijos reikalavimo nustatymo principai, kuriuose yra surašyta pati svarbiausia ir aktualiausia informacija, pati esmių esmė. Toliau turiu skaityti 15 punktą, koks yra techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas, nes tiekėjo patirtis tai yra techninis ir profesinis pajėgumas. Na,
ir galiausiai skaito 16 punktą apie tiekėjo patirtį ir tik paskui jau keliauja į 16.1 punktą, kur skaito, kaip nustatyti reikalavimą dėl tiekėjo patirties atliekant darbus. Taigi, kas yra tiekėjo kvalifikacija? Tai jau pats žodis sako, kad tai yra tiekėjo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai vykdyti sutartį. Jeigu techninė specifikacija tai yra apie perkamą objektą, tai tiekėjo kvalifikacija yra apie tiekėjo pajėgumus. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Todėl jie turi teisę skelbime apie pirkimą arba kitose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Na ir jeigu nustato reikalavimą, tai turi nurodyti tiekėjui, paaiškinti, kokiais dokumentais tą reikalavimą tiekėjas turėtų įrodyti. Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo nustatymo tikslas yra išsirinkti tokį tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį. Tai reiškia, kad nenustatom tokių reikalavimų ir nenorim išsirinkti pačio kvalifikuočiausio tiekėjo, o norime išsirinkti tokį tiekėją, tokius tiekėjus, kurie turi teisę ir būtų pajėgus vykdyti pirkimo sutartį. Jeigu norime išsirinkti patį kvalifikuočiausią arba kvalifikuotesnį tiekėją, negu yra būtina, kad jis tinkamai atliktų sutartį, tai tą mes galime realizuoti, nustatydami tam tikrus pasiūlymo vertinimo kriterijus. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad kai kalbame apie tiekėjo patirtį, tai pasiūlymo vertinimo kriterijaus negalime nustatyti. Tačiau galime nustatyti aukštesnius reikalavimus tiekėjo specialistams, pavyzdžiui, darbų vadovams. Taigi, kaip jau kalbėjome, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį. Tai reiškia, kad pirmiausia, perkančioji organizacija privalo atlikti namų darbus. O namų darbus turi atlikti ne tik perkančioji organizacija, bet ir tiekėjai. Pakalbėkime, kasgi gali atsitikti, kokios rizikos kyla, jeigu namų darbai yra arba visai neatliekami, arba atliekami ne visai tinkamai. Sakykime, pirkimo vykdytojas nustato ydingus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Per daug, per aukštus. Tai reiškia, kad jie nėra būtini su pirkimo objektu ir kai kurių tiekėjų dalyvavimas yra užkirstas, nes tiesiog tiekėjai negali teikti pasiūlymų. Taigi, dirbtinai apribota tiekėjų konkurencija. Kitas pavyzdys. Jeigu pirkimo dokumentuose reikalavimai nustatyti netiksliai, neaiškiai, tikriausiai visi esate susidūrę, kad tiekėjai ne visada klausia, jeigu jam kažkas neaišku, ne visada teikia pretenzijas, jeigu mato, kad vis tik nepavyko tinkamai nustatyti reikalavimą, tiekėjai teikia pasiūlymus, tie pasiūlymai gali būti skirtingi, gali atsitikti taip, kad jie netitiks nustatytą reikalavimą, taigi jau pasiūlymas galimai turės būti atmestas, tiekėjas gaiš laiką, perkančioji organizacija gaiš laiką ir nebus pasiektas tikslas. Gali atsitikti taip, kad net ir pati perkančioji organizacija nežinos, kaip vertinti tiekėjų pasiūlymus. Taigi užsitęs procedūros, teks pačiai atlikinėti neatliktus namų darbus, kad galėtų priimti sprendimą, vis tik ar atitinka tiekėjas nustatytą reikalavimą ar ne. Na ir tokiu būdu ne tik, kad procedūros užsitęs, bet, pavyzdžiui, jeigu tai bus tarptautinis pirkimas, tai gali atsitikti taip, kad teks procedūros ir nutraukti ir viską pradėti iš naujo.
Jeigu reikalavimai nebus nustatyti visai, tokiu būdu tiekėjas taip pat gali neatlikti namų darbų, ateis į pirkimą nepasiruošęs, galbūt pirkimą ir laimės, pasirašys sutartį, bet kai reikės tą sutartį vykdyti, galiausiai paaiškės, kad jis negali jos vykdyti. Pavyzdžiui, neturi teisės, galbūt jam trūksta patirties, galbūt neturi dar kažkokios kvalifikacijos, nėra susiradęs kitų ūkio subjektų, draugų, kurie jam padėtų vykdyti tinkamai sutartį. Tai reiškia, sutarties vykdymas strigs, terminai vėluos, perkančioji organizacija bus priversta taikyti sankcijas, ar tai delspinigius, ar tai baudas. Gali tekti netgi, jeigu tai bus esminis sutarties pažeidimas, įtraukti į tiekėjų nepatikimų tiekėjų sąrašą. Bet blogiausia tai, kad nebus pasiektas tikslas, perkančioji organizacija neįsigys tai, ką siekia įsigyti, o tiekėjas negalės parduoti savo, sakykime, ar tai prekių, ar tai paslaugų, ar tai darbų. Taigi, tikiuosi įtikinau, kad namų darbus daryti reikia. Vis tik kartais gali pasitaikyti atvejų, kada nustatyti tiekėjų kvalifikacijų reikalavimus, tai ne tik, kad nereikia, bet kartais gali netgi ir būti negalima. Pavyzdžiui, jeigu statybų sritį reglamentuojantis teisės aktai nenustato pareigos turėti tam tikrą teisę, kurią paprastai įrodo atestatai, tokia teisė yra nustatoma remiantis bendraisiais pagrindais. Tai paprastai dokumentai yra verslo liudijimas, individualios veiklos pažymėjimas, išplėstinis registrų centrui išrašas ir taip toliau. Taigi, tokiais atvejais reikalavimo nustatyti nėra būtina, galima jo nenustatyti, nes tokią teisę galima pateikti ir sutarties vykdymo metu. Primenu, kad jeigu yra nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, juos tiekėjas turi atitikti jau teikdamas pasiūlymą. Taigi, jeigu mums nėra būtina patikrinti jau pasiūlymo vertinimo metu, tai tokio reikalavimo pirkimo dokumentuose ir nenustatykime. Kita situacija. Kai tam tikra kvalifikacija gali būti įgyjama dėl objektyvių priežasčių tik sutarties vykdymo metu. Tai dažniausiai tai yra tam tikrų leidimų, sertifikatų ir taip toliau. Išdavimas siejamas su pirkimo sutarties vykdymo metu įgyjamomis teisėmis, gaunama informacija, nekilnojamo naudotų turtų ir panašiai. Dar viena situacija gali būti, kad sutartis gali būti pradeda vykdyti ir neturint tam tikros teisės, nes pradžioje sutarties bus vykdoma kažkokia veikla, kuriai arba nereikia teisės, arba tiekėjas tokią teisę turi, o tam tikra teisė gali tapti būtina vėliau sutarties vykdymo metu. Pavyzdžiui, sutartis vykdoma ilgai, 2-3 metus ir kažkokios tai teisės reikės tik tai po 2 metų. Tai tikrai nėra būtina jau pasiūlymo vertinimo metu tikrinti tokios teisės turėjimą. Ta bus galima patikrinti ir sutarties vykdymo metu. Taip pat kartais būna tokių atvejų, kad konkrečios teisės poreikis gali būti aiškus tik jau vykdant sutartį. Tai čia gali būti, kai yra perkamas projektavimas su statybos darbai. Tai yra tik suprojektavus paaiškėtų, kokia tiksliai veikla bus vykdoma ir kokią teisę turės turėti tiekėjas. Tai jeigu vertinant pasiūlymus, mes dar, jeigu rengiant pirkimo dokumentus, mes dar nežinom, kokios teisės būtinai reikia, tai nedarom prielaidų, tokių reikalavimų pirkimo dokumentuose nenustatom. Aišku, atvejų gali būti įvairių, o tokiais atvejais labai tampa aktuali Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, kurioje nurodyta. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama,
arba tikrinama ne visa apimtimi, tai tokiu atveju tiekėjas perkančiai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Na ir taip pat pirkimo dokumentuose turėtų būti nustatyta tvarka, kaip bus įsitikinama tokių teisių turėjimu. Tai pavyzdžiui, iki kada ta teisė turi būti įgyta, kada tiekėjai privalės pateikti šią teisę įrodančius dokumentus, na ir taip toliau ir panašiai. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio pirmoje dalyje yra parašyta pati svarbiausia informacija, kad perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi, turi būti susijęs su pirkimo objektu, turi būti tikslus ir aiškus. Na ir tiekėjų kvalifikacija, tai yra teisė verstis atitinkama veikla, yra finansinis ekonominis pajėgumas, pavyzdžiui, pajamos, likvidumo tam tikri koeficientai ir taip toliau. Taip pat techninis profesinis pajėgumas, pavyzdžiui, tiekėjo patirtis, tiekėjo turimi specialistai, tiekėjo turima įranga, įrankiai ir taip toliau. Pakalbėkime apie, kai kalbame apie su statybos sritimi susijusį pirkimo objektą, tai sakyčiau, kad svarbiausių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų tai teisė verstis tam tikra veikla. Šio reikalavimo tikslas įsitikinti, kad tiekėjas turi teisę verstis tą veiklą, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Tai kaip jau minėjau, kad tam tikrais atvejais tokia teisė gali būti nustatoma, suteikiama remiantis bendraisiais pagrindais, tai pavyzdžiui dokumentas išplėstinis registrų centro išrašas. Na ir taip pat atitinkamos teisės suteikimai gali būti nustatyta speciali tvarka. Ta specialią tvarką paprastai nustato kiti teisės aktai, pavyzdžiui statybų įstatymas, tam tikri STR-ai. Ir toje tvarkoje jau yra reglamentuojama atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei naudojimosi tvarka ir sąlygos. Na ir ta teisė paprastai įrodo licencijos, leidimai, atestatai, teisės pripažinimo dokumentai ir kiti privalomi dokumentai. Viena iš klaidų, kurią pastebime darant pirkimo vykdytojus, kai siekiamas įsigyti pirkimo objektas yra neypatingiai arba nesudėtingiai statiniai, tai tokiu atveju statybų sritį reglamentuojantis teisės aktai nenustato specialios tvarkos, specialių taisyklių turėti tam tikrą teisę, kuri rodoma atestatu. Ir paprastai tokiais atvejais užtenka turėti bendraisiais pagrindais nustatytą teisę. Tai tokiu atveju tikrai nėra būtina nustatyti jau pirkimo dokumentuose tokio reikalavimo. Tai nereiškia, kad draudžiama, bet jis nėra būtinas, tą galima patikrinti ir sutarties vykdymo metu. Ir jeigu jau yra lietuvis tiekėjas, tai dažniausiai jis matyt pateiks ar tai įstatus, ar registrų centro išplėstinį išrašą, ar verslo liudijimą ar panašiai. Tačiau klaida tada, kai iš užsienio šalies tiekėjų kažkodėl yra reikalaujama turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, nors atkreipiu dėmesį, kad vis tik pirkimo objektas tai yra neypatingiai arba nesudėtingiai statiniai ir užsienio šalies tiekėjus siunčiama į SSVA gauti teisės pripažinimo dokumentą. Tai klaida todėl, kad visiems tiekėjams turi būti nustatomi vienodi reikalavimai. Tai jeigu neprašome atestato iš Lietuvos tiekėjo, tai neprašome dokumento ir iš užsienio šalies tiekėjo. Jeigu Lietuvos tiekėjai nekeliame reikalavimo ir negalima šiuo atveju kelti būti ypatingos statinio statybos rangovu,
Tai nereikalaukime to paties ir iš užsienio šalies tiekėjo. Ir keliaukime dabar į STR statinių klasifikavimas. Jame matome matyt viešųjų pirkimų specialistams aktualiausius priedus, tai yra 1 ir 3 priedus. 1 priedas yra pastatų klasifikavimas, 3 priedas yra inžinerinių statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį. Pasikeitus statybų sritį reglamentuojantiems teisės aktams šiek tiek pasikeitė skirstymas. Anksčiau buvo skirstoma į grupės ir pogrupės. Dabar pastatai yra skirstomi į 2 tipus, tai yra gyvenamuosius ir negyvenamuosius. Tipai yra skirstomi į paskirties grupės. Dešinėje pusėje skaidrėje matote grupę visuomeninių, o grupė yra dar smulkiau skirstomos nebe į pogrupius, o į pastatų paskirtis. Tai matote, visuomeninių pastatų paskirties grupė yra skirstoma į šias paskirtis: kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinių, specialiųjų. Kai kalbame apie inžinerinius statinius, ne pastatus, o inžinerinius statinius, tai kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra skirstoma į grupės. Tai yra susisiekimo komunikacijų statiniai, inžineriniai tinklai, hidrotechniniai statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Na, o grupės, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, yra skirstomos į pogrupius. Tik tai tas skirstymas šiek tiek yra kitoks ir kur matote pavadinimas statinių paskirties aprašymas, paaiškinimas, čia taip pat yra tam tikrų pokyčių. Pasikeitus statybų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, statybos dalyvio atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos apraše parašyta, kad atestatai yra išduodami taip: statiniai, viena ar kelios ar visos iš šių statinių grupių ir pogrupių, atsižvelgiant į išsilavinimą. Toliau pastatai, gyvenamieji ir negyvenamieji. Na, susisiekimo komunikacijos skirstomos: keliai, gatvės, atskirai geležinkelio kelias, atskirai oro uostų statiniai ir taip toliau. Kaip kartais būna gyvenime, teorija savo, praktika savo. Ir praktikoje vis tik matome, kad teisės akto praktika netitinka. Čia matote konkretų pavyzdį, koks yra išduotas galiojantis atestatas ir jame parašyta, kad suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovo statiniai negyvenamieji pastatai. Nors tik ką minėjau, kad turėtų būti išduodama pastatai gyvenamieji ir negyvenamieji. Tai reiškia, kad turintis šį atestatą turi teisę būti ypatingo statinio rangovu tik negyvenamuosiuose pastatuose ir neturi teisės būti gyvenamųjų pastatų statinio statybos rangovų. Kitas atestatas. Matote, statiniai negyvenamieji pastatai ir net ne visi negyvenamieji pastatai, bet tik tai kai kurie. Tai yra administracinės, garažų, mokslo, poilsio, kitos paskirties. Nors matom, atestate turėtų būti gyvenamieji ir negyvenamieji. O čia matote trečią dar įdomesnį pavyzdį. Statiniai tik tai negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos tik tai gatvės, nors matom, kairėje pusėje turėtų būti keliai ir gatvės. Geležinkelio kelias turėtų būti, bet yra geležinkelio kelias tik elektrotechnikos darbai arba inžineriniai tinklai, tik tai elektros tinklai iki 400 kV įtampos, tik tai kolektoriai, tik tai bokštai, tik tai stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, bet ne visi inžineriniai tinklai. Na ir taip toliau. Taigi, matome, kad atestatai gyvena savo, praktika gyvena savo, teisės aktas gyvena savo. Tai kągi daryti viešųjų pirkimų specialistui?
Kaip jau minėjau, jeigu yra atestatų, kur negyvenamiesiems pastatams yra išduoti atestatai tik tai kai kuriai paskirčiai, pavyzdžiui, tik administracinės, tai viešųjų pirkimų specialistas turėtų vadovautis viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio pirmoje dalimi. Tai reiškia, kad jo nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi, susijęs su pirkimo objektu, tikslus ir aiškus. Tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, mano pirkimo objektas yra mokykla, jo paskirtis yra mokslo paskirties statinys, tokiu atveju, nustatydamas reikalavimą, aš reikalauju tik tai mokslo paskirties. Ir tokiu atveju toks reikalavimas dirbtinai neribos konkurencijos, bus proporcingas, bus susijęs su pirkimo objektu, bus tikslus ir aiškus. Inžineriniai statiniai. Vėlgi panagrinėkim konkretų pavyzdį. Matom, galiojantis atestatas yra suteikiama teisė būti ypatingos statinio statybos rangovas, statiniai negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, tik tai dujos. Dešinėje pusėje matome, kad į inžinerinius tinklus įeina pogrupis arba paskirtis dujų tinklų. Tai jeigu mūsų pirkimo objektui yra aktualu tik tai dujų tinklų paskirtis, tai reikalaukim tik tai dujų tinklų. Tokiu atveju vėlgi toks mūsų nustatytas reikalavimas neprieštaraus VPI 47 straipsnio pirmos dalies nuostatai. Pažiūrėkim inžinerinių statinių 4.5 punktelį kitos paskirties. Inžineriniai statiniai. Matote, kiek čia daug yra išvardinta. Ir degalinė be pastatų, ir fortas, ir bunkeris, ir šaudykla, ir bokštas techninis stebėjimo, ir sąvartynas, ir nuotekų valyklos statinys ir taip toliau ir panašiai. Teisė, atestatas turėtų būti išduodamas vienaip. Matot konkrečius išduotus galiojančius atestatus. Viename atestate parašyta, kad yra suteikiama teisė kitos paskirties inžineriniai statiniai tik sąvartynai, ne visiems, o tik sąvartynam. Tuo tarpu kitam atestate, kuris taip pat yra galiojantis, yra parašyta, kad suteikta teisė kitos paskirties inžineriniai statiniai išskyrus sąvartynus. Tai vėlgi, ką daryti viešųjų pirkimų specialistui? Ogi, vadovautis viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio pirma dalimi ir nustatyti tik tai tiek, kiek yra būtina. Tai jeigu mano pirkimo objektas yra sąvartyno darbai ir sąvartyno įrengimo darbai, tai ir reikalaukime tik tai tiek, kiek mums yra būtina. Tai yra tik dėl sąvartynų ir nereikalaukim visko, kas yra, ką apima kitos paskirties inžineriniai statiniai. Taigi, apibendrinant, ką viešųjų pirkimų vykdytojas turėtų daryti, kad tinkamai nustatytų reikalavimą, tai pirmiausia, gerai išsistudijuoti patį pirkimo objektą. Techninę specifikaciją, techninį projektą, techninį darbo projektą. Na ir matyt, pačiam viešųjų pirkimų specialistui tai yra pakankamai sudėtinga, nes čia reikia turėti specialiųjų žinių. Tai jeigu yra galimybė, tikrai rekomenduotina pasikviesti į pagalbą draugą, statybų ekspertą. Jeigu tokios galimybės nėra, tikrai manyčiau, kad daug atsakymų ir daug gerų patarimų galėtų duoti, pavyzdžiui, projektuotojas, kuris rengia projektą. Ir geriausiai gali pasakyti, tai kokiųgi teisių pagal šitą pirkimo objektą reikia. Na ir išsinagrinėjęs pirkimo objektą, techninę specifikaciją, techninį darbo projektą ir taip toliau, pirkimo vykdytojas turi nepamiršti
Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatos kiekvieną kartą pasitikrinti, ar atitinka. Na ir tikrai naudinga visada užmesti akį į atestatus, jie visi yra nurodyti SSVA tinklapyje. Ir štai keletas pavyzdžių, kaip galėtų būti nustatytas reikalavimas dėl tiekėjo teisės verstis tam tikrą veiklą. Pavyzdžiui, tiekėjui suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu, pastato tipas, negyvenamieji pastatai, pastato paskirties grupė, visuomeninių, pastato paskirtis, gydymo ir taip toliau. Kitas pavyzdys. Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu negyvenamųjų pastatų, kultūros paskirties pastatuose ir taip toliau. Čia matote, yra praleista pastato paskirties grupė. Kadangi atestatuose nėra nurodoma, kai kalbame apie pastatus, tai dėl to šiuo atveju galima ir nenurodyti. Dar vienas pavyzdys. Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu inžinerinių statinių grupė, susiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių pogrupis arba paskirtis, gatvių ir taip toliau. Kaip jau kalbėjome apie teisės aktų neatitikimus, tai dėl tokios situacijos netgi galima apskritai neįvardinti žodžių pastato tipas, pastato paskirties grupė, o tiesiog formuluoti be jų. Pavyzdžiui, taip. Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu negyvenamuosiuose mokslo paskirties pastatuose. Pakalbėkime apie statybos darbų sritis. Ekrane matote daug įvairių statybos darbų sričių ir rekomenduoju susipažinti su DUK-u dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo nustatymo darbų pirkimuose dėl statybos darbų sričių. Na ir kaip jau kalbėjau, kad pirmiausia įvertiname pirkimo objektą, parengtą projektą, techninę specifikaciją. Ir reikalavime nurodomas tik tos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų sritis, kurios yra būtinos ir susijusios su pirkimo objektu. Panagrinėkime keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, mūsų pirkimo objektas yra langų ir durų montavimo darbai. Nustatant reikalavimą, negerai būtų nurodyti ir reikalauti apdailos darbų, nes į apdailos darbus įeina labai daug įvairių darbų, įskaitant ir langų ir durų blokų montavimą, tačiau mūsų pirkimo objektas yra tik tai langai ir durys, jų montavimas. Tai reiškia, kad mums būtina prašyti tik tai tiek, kiek mes perkame. Taigi, jeigu nustatysime reikalausime visų apdailos darbų, tai reiškia, kad mes reikalausime iš tiekėjo, kad jis būtų rangovu visose apdailos darbų srityse, nors ir reikalavimo neatitiks tas tiekėjas, kuris, pavyzdžiui, turi teisę tik tai langų ir durų blokų montavime atlikti darbus, nors atsižvelgiant į mūsų pirkimo objektą, mums užtenka ir tiekėjui užtenka turėti teisę tik tai dėl langų ir durų montavimo. Taigi, jeigu mes prašytume visų apdailos darbų, mūsų reikalavimas būtų neproporcingas, nesusijęs su pirkimo objektu, dirbtinai ribotų tiekėjų konkurenciją. Kitas pavyzdys. Sakykime, mūsų pirkimo objektas yra paviršių apdailos plytelėmis darbai. Tai reikalavime negali būti nurodyta, pavyzdžiui, bendrieji statybos darbai arba statybinių konstrukcijų darbai arba apdailos darbai, nes jeigu mes reikalautume apdailos darbų, statybinių konstrukcijų, bendrųjų statybos darbų, reiškia, mes reikalautume visko, nors pagal mūsų pirkimo objektą užtenka labai nedaug, tik tai tiek,
kad tiekėjas turėtų teisę atlikti darbus, jo atestate būtų parašyta paviršių apdaila plytelėmis. Taigi, nustačius tokį reikalavimą, reikalautume iš tiekėjo būti ypatingo statinio statybos rangovu visose bendrųjų statybos darbų srityse, neatitiks tiekėjas, kuris turi teisę būti tik kai kuriuose srityse, nors mums reikia tik tai paviršių apdaila plytelėmis. Dar vienas pavyzdys – elektrotechnikos darbai. Matote konkretų išduotą galiojantį atestatą, kuriame nurodyta sritis tik tai statinio elektros inžinerinių sistemų rengimas. Tai jeigu mūsų pirkimo objekte, pagal mūsų pirkimo objektą reikia tik tai tokios teisės, tai ir prašykime tik tai tokios teisės ir neprašykime kad tiekėjas turėtų teisę atlikti visuose elektrotechnikos darbuose. Dar vienas įdomesnis pavyzdys apie mechanikos darbus. Matote, kiek čia daug visko yra prirašyta ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, ir šildymas, vėdinimas, kondicionavimas, ir naftos ir dujų tinklų tiesimas, ir gaisrų gesinimo sistemų rengimas. Taigi daug visko ir labai iš skirtingų sričių. Tai prašykime tik tai tiek, kiek mums yra būtina pagal pirkimo objektą ir neprašykime, kad tiekėjas turėtų teisę atlikti darbus visuose mechanikos darbuose. Taigi, apibendrinant, principas lygiai tas pats, kaip ir kalbant apie pastatus ir inžinerinius statinius. Pirmiausia, žiūrim pirkimo objektą, gerai išsinagrinėjom, išsistudijuojam. Toliau, nepamirštam, kas parašyta VPI 47 straipsnio pirmoje dalyje, pasižiūrime, ar mūsų nustatytas reikalavimas atitinka šią nuostatą. Na ir tikrai visada naudinga užmesti akį į SSV tinklapį ir pasitikrinti, kokie yra atestatai išduodami, ypač su inžineriniais statiniais, kad nepaprašytume per daug, negu mums yra būtina. Klausimas. Ar reikia nurodyti darbų sritis? Galbūt nereikia. Kam pačiai perkančiai organizacijai stipriai gilintis ir studijuoti, nes tiekėjas yra profesionalas, jis geriausiai žino, kokių teisių reikia turėti, pasiskaitys techninį projektą, ar tai techninį darbo projektą ir geriausiai žinos, taigi, kokių teisių reikia. Padiskutuokime. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą, rangovas privalo turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovas, statiniai mokslo paskirties pastatai ir sritis statybinių konstrukcijų, betono, mūro, statyba ir montavimo. Taigi, pagal mūsų konkretų pirkimo objektą reikia tik tai tiek. Pirkimo vykdytojas nusprendžia pirkimo dokumentuose nenurodyti jokių statybos sričių. Ką mes galime turėti kokią situaciją. Pasiūlymą pateikia tiekėjas, kurio atestate nurodytos statybos darbų sritis statybinių konstrukcijų, bet ne betono mūro, kurių reikia pagal mūsų pirkimo objektą, bet gelžbetonio metalo statyba ir montavimą. Ką tai reiškia? Ogi reiškia, kad toks tiekėjas mūsų nustatytus pirkimo dokumento reikalavimus atitinka, pagrindo atmesti jo pasiūlymui kaip ir nėra, bet pasirašus sutartį su tokiu tiekėju, sutarties vykdyti tiekėjas negali. Reiškia, mes nepasiekėm tikslo, sutartį turim, o statybos darbai nevyksta. Taigi, vis tik reikėtų nurodyti sritis, tikriausiai sutinkate su manimi, įtikinau, kad jas reikia nurodyti. Galbūt ir nėra būtina nurodyti absoliučiai visų, kurios yra reikalingos pagal konkretų pirkimo objektą, bet vis tik tas svarbiausias, aktualiausias, tai nurodyti reikėtų. Nes nepamirškime, mūsų tikslas, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslas yra atsirinkti tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai įvykdyti sutartį.
Taip pat atestatuose yra nurodoma ir išimčių. Matote, kairėje pusėje pavyzdys bendrieji statybos darbai išskyrus fasadų šiltinimą. Taip pat atestatuose teisė suteikiama tik daliai darbų sričių, jau mes tą aptarėme, tik daliai statinių, taip pat matėte pavyzdžių. Taip pat gali būti nustatomos įvairios išimčių kombinacijos. Ir va čia dešinėje pusėje matote vėlgi konkretų atestatą, kur matyt galima rasti visas išimtis, visokias tik tai dalį sričių, tik tai dalį statinių ir taip toliau, tokį miksą. Tai ką daryti viešųjų pirkimų specialistui? Kad nustatytas reikalavimas būtų aiškus ir kad tiekėjai tinkamai suprastų pirkimo dokumentus ir pateiktų tinkamą pasiūlymą. Tai tokiu atveju rekomenduotina pirkimo dokumentuose parašyti ir paaiškinti, tai kaip bus vertinami tiekėjų nurodyti atestatai ir kokius atestatus tiekėjas gali pateikti. Ekrane matote keletą pavyzdžių. Tekstai, aprašymai, sakiniai gali būti įvairūs, bet jų esmė yra tokia, kad jeigu tiekėjas pateiks atestatą, kuriame bus nurodyta ir daugiau teisių, toks atestatas bus tinkamas. Pavyzdžiui, jeigu mano pirkimo objektas mokykla, tai yra mokslo paskirties pastatas. Tai jeigu atestate bus parašyta mokslo paskirties, tai toks atestatas tiks. Jeigu bus parašyta, pavyzdžiui, mokslo ir sporto, toks atestatas tiks. Jeigu bus parašyta negyvenamieji pastatai, taip, toks atestatas taip pat tiks. Jeigu būtų parašyta gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kaip ir turėtų būti parašyta, taip, toks atestatas taip pat tiks. Lygiai tas pats, ar kalbame apie pastatus, arba apie inžinerinius statinius, arba apie darbų sritis, lygiai ta pati taisyklė. Jeigu tiekėjas pateikia atestatą, kur suteikta daugiau teisių, svarbu, kad įrodytų tą teisę, kurios mums reikia, tai tokie atestatai yra tinkami. Matote dar vieną dūką, kaip suformuluoti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą specialistui, turėti atitinkamą teisę eiti pareigą statinyje, esančioje tik vienoje iš nurodytų vietų, pavyzdžiui, kultūros paveldo vietovėje. Ar nurodyti, išvardinti visus tris, ar nurodyti tik tai vieną atvejį. Jeigu mano kultūros paveldo vietovėje, tai reiškia nurodyti tik tai kultūros paveldo vietovėje. Tai tikriausiai išklausę iki šios minutės, tikriausiai sakysite, kad tai nustatyti tik tai tą, kuris būtinas, reikalingas, kuris susijęs su pirkimo objektu. Ir jūs būsite teisūs, nes taip atitiks viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalį, būtinas, susijęs, proporcingas, dirbtinai neribos konkurencijos tiekėjų, bet šiuo atveju gali būti nustatoma ir išvardinama visi trys ir nebus blogai todėl, kad nėra nei vieno atestato, kuriame būtų suteikta teisė būti tik dėl vieno atvejo, pavyzdžiui, kultūros paveldo vietovėje. Taigi, ar jūs reikalausite tik tai vieno atvejo, ar visų trijų, rezultatas nuo to nepasikeis, nes visi tiekėjai galės teikti pasiūlymus ir visi tiekėjai, kurie turi visus tris atvejus, jie turi visus tris atvejus ir galės teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime. Kalbant apie tiekėjo specialistus, visi nustatymo principai, visos taisyklės yra absoliučiai tokios pačios. Vėlgi, va čia matote keletą atestatų pavyzdžių. Pažiūrėkime į pirmą. Statiniai negyvenamieji pastatai ir ne visi, o tik tai garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo bei mokslo paskirties.
Kitas atestatas - negyvenamieji pastatai, tik tai transporto ir gydymo paskirties. Dar kitas - negyvenamieji pastatai, tik tai gamybos, pramonės, gydymo paskirties. Na ir taip toliau. Tai vėlgi kaip pavyzdys, kaip nustatyti reikalavimą, pavyzdžiui, galėtų būti nustatoma taip. Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas ir vadovauti statybos darbams. Objektas - neypatingasis, negyvenamasis, mokslo paskirties pastatas. Na ir taip toliau. Kartais kyla problemų, kad reikalavimai nustatomi taip, kad jie yra arba gali būti suprantami skirtingai. Pavyzdžiui, yra nustatytas reikalavimas specialisto vadovui, kad jis turėtų patirtį bent 1 metų ypatinguose statiniuose, inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai ir susisiekimo komunikacijos keliai. Kitas pavyzdys. Ne mažiau kaip vienas specialistas, kuris turi teisę atlikti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, akmens mūro, natūralaus akmens plytų mūro darbus, metalo konstrukcijų, metalo ir metalo gaminių darbai, tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbai. Daugiau jokių pastabų, jokių komentarų, jokių paaiškinimų pirkimo dokumentuose nėra. Kaip jums atrodo? Ar matant taip nustatytus reikalavimus, pirmame pavyzdyje 2 teisės, antrame pavyzdyje 3 teisės, turi turėti vienas žmogus, ar vis tai gali turėti keli asmenys? Pirmame pavyzdyje 2 žmonės, antrame pavyzdyje 2 arba 3 žmonės. Praktika rodo, kad taip nustatytus reikalavimus tiekėjai supranta skirtingai. Ir vieni galvoja, kad turi būti vienas žmogus, o kiti galvoja, kad gali būti ir keli žmonės. Tai pirmiausia, vėlgi reikia prisiminti VP 47 straipsnio 1 dalį, kad reikalavimai turi būti proporcingi ir negali dirbtinai riboti konkurencijos. Tai reiškia, kad mes pirmiausia turime gerai apgalvoti ir gebėti motyvuotai pagrįsti, ar mums tikrai būtina, kad visas abi teisės arba visas 3 teisės, kaip antrame pavyzdyje nurodyta, turėtų vienas žmogus. Na, jeigu turime tikrai rimtų argumentų, tai nustatykime, bet jeigu argumentų neturime, tai tokiu atveju nustatykime ir formuluokime reikalavimą, pavyzdžiui, antrų pavyzdžių, atskirus, kad akivaizdu būtų, kad tiekėjas gali siūlyti 2 arba 3 asmenis ir nėra reikalaujama, kad visas 3 teisės turėtų vienas žmogus. Noriu priminti, kad paprastai siūlomas specialistas turi atitikti visus tam specialistui nustatytus būtinus reikalavimus. Ir kartais yra painiojama su metodikos 21 punkte pateikta informacija, kad pirkimo vykdytojas nurodo reikalavimas kompetencijos, o tiekėjas pateikia siūlomą reikalavimas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, ar tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų funkcijas. Tai jeigu yra nustatytas reikalavimas vienam asmeniui, tai tas asmuo turi atitikti visus reikalavimus. Jeigu yra nustatyta reikalavimai 3 asmenim, tai metodika sako, kad pirkimo dokumentuose nurodome, ar tas pats, ar būtinai turi būti skirtingi asmenys, ar jeigu, pavyzdžiui, vienas specialistas turi teisę, turi patirtį, turi kvalifikaciją, atitikti kelių specialistų funkcijas, tai galima siūlyti ir vieną žmogų į tas pozicijas. Taigi, tai yra visiškai skirtinga mintis ir skirtingi reikalavimai. Tai čia matote keletą pavyzdžių,
kaip galėtų būti nustatyti reikalavimai, tai nereiškia, kad tai yra viena taisyklė, bet tai yra tik tai pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jeigu vis tik galime pagrįsti, kad tas pats žmogus turi turėti teisę atlikti darbus ir X, ir Y, tai nurodykime, A turi teisę atlikti X darbus, B turi teisę atlikti Y darbus. Arba kitas pavyzdys. Specialistas privalo turėti ir tam tikrą teisę, ir tam tikrą patirtį. Ir negalima leisti, kad tiekėjo vienas specialistas turėtų tik tai teisę, o kitas specialistas turėtų tik tai patirtį. Jeigu taip suformulavom, parašėm, nustatėm reikalavimą, reiškia, tas pats žmogus turi turėti ir teisę, ir patirtį. Jeigu vis tik paaiškėtų, kad nebūtina, kad vienas žmogus turėtų ir teisę, ir patirtį, tada formuluokime kaip du atskirus reikalavimus. Na, trečias pavyzdys, tai čia tikriausiai utopinis, matyt gyvenime nelabai tokiu atveju bus, bet jisai labai gerai iliustruoja, kad jeigu jau galim pagrįsti, kad vienas žmogus turi būti labai kvalifikuotas ir tai yra būtina pagal pirkimo objektą ir visas susijusias aplinkybės, tai labai aiškiai rašykim, kad turi turėti teisę ir vieną, ir kitą, ir vienokią patirtį, ir kitokią, ir trečiokią. Ir negalėtų ateiti tiekėjas, kuris į va tokią poziciją siūlo 5 asmenis ar 4 asmenis. Ne, vienas žmogus ir turėtų atitikti visus jam nustatytus 5 reikalavimus. Na, kaip ir sakiau, matyt gyvenime taip mažai tikėtina. Dar vienas labai dažnai nustatomas pirkimo dokumentas ir reikalavimas, tai yra dėl tiekėjo patirties. Perkančioji organizacija tokiu atveju siekia įvertinti, kokia patirtis galėtų įrodyti tiekėjo gebėjimą tiekti panašias prekes, teikti panašias paslaugas ar atlikti panašius darbus. Vėlgi primenu tikslą. Kaip ir kalbėjom apie teisę verstis tam tikrą veiklą, tikslas lygiai tas pats, kaip ir apie bet kuriuos kitus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, atsirinkti tokius visus tiekėjus, kurie gali tinkamai vykdyti sutartį, bet tikslas nėra atsirinkti pačius kvalifikuočiausius tiekėjus. Taip pat labai svarbu pirkimo dokumentuose aiškiai vardinti, kas yra panašus į pirkimo objektą. Ir va čia labai noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju, kai kalbam apie tiekėjo patirtį, negalima pernelyg susiaurinti vertinamo dalyko. Dar kartą noriu akcentuoti, kai kalbame apie tiekėjo teisę verstis, arba nebūtinai tiekėjo ir specialisto, apie teisę verstis tam tikrą veiklą, mes nustatom taip siaurai, tik tai tiek, kiek yra būtina. Kiek yra susijęs su pirkimo objektu. Kai mes kalbam apie tiekėjo patirtį, čia jau mes negalime vadovautis tą pačią taisyklę ir čia turime nustatyti plačiau. Ir va čia mes turime atrasti tą aukso viduriuką, kad ir per daug neužsiaurintume, bet ir nenustatytume taip plačiai, kad tiekėjo patirtis jau nebeįrodys tiekėjo turimos patirties tinkamai vykdyti sutartį. Ir va čia argumentas būtų ne tas, kad mano objektas, pavyzdžiui, mokslo paskirties pastatas. Čia argumentacija turėtų ateiti iš darbų specifikos, iš paties objekto pačių darbų atlikimo specifikos. Ir čia matyt geriausiai gali padėti pagrįsti būtent statybų sritį, statybas išmanantis žmogus. Panagrinėkime keletą pavyzdžių. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra atlikęs paprastojo remonto ir ar kapitalinio remonto ir ar rekonstravimo ir ar naujos statybos ir taip toliau. Jeigu pagal darbų sudėtingumą tinka tiek paprasto, tiek kapitalinio remonto darbai, tiek rekonstravimo darbai, tiek naujos statybos darbai, tai viską ir išvardinkime.
Kartais gali pasitaikyti situacijų, kai paprasto remonto darbai netiks, kadangi jie yra per paprasti ir tiekėjas, kuris darė tik paprasto remonto darbus, nebus pajėgus tinkamai vykdyti sutartį. Tai tokiu atveju, jeigu kažkurie darbai tikrai galite pagrįsti, kad netinka, dažniausiai tai bus paprasto remonto, tai tokiu atveju galima nenurodyti. Tačiau, kaip ir minėjau, kiekvieną kartą reikia atsižvelgti į darbų specifiką. Lygiai taip pat ir dėl pogrupio. Jeigu pirkimo objektą, pagal mūsų pirkimo objektą tinka ir keliai, ir gatvės, tai abu juos ir nurodykime. Na, tikriausiai oro uostų statiniai tai ir netiktų, nepaisant to, kad jie eina į susisiekimo grupę, bet šiuo atveju tai matyti akivaizdu, kad nelabai tiktų. Kitas pavyzdys. Tiekėjas per paskutinius 5 metus ir taip toliau neypatingose ir ar ypatingose, vėlgi, jeigu mūsų pirkimo objektas yra neypatingi statiniai, o tiekėjas yra daręs darbus ypatingose, na, tai akivaizdu, kad jo patirtis taip pat yra tinkama. Taigi, jeigu tinka tiek neypatingiai, tiek ypatingiai, tai juos abu ir parašykime. Gyvenamuosiuose ir ar negyvenamuosiuose pastatuose. Na, vėlgi, žiūrime į darbų specifiką. Tai matyti pačių darbų specifiką, ar gyvenamuosiuose, ar negyvenamuosiuose pastatuose yra atliekami darbai. Iš esmės kažko labai stipriai nesiskiria, tai tokiu atveju ir nurodome tiek gyvenamuosius, tiek negyvenamuosius. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į dar vieną gana dažnai daromą klaidą, kai yra pirkimo objektas dalus ir pirkimo dokumentas yra parašyta, kad tiekėjas pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs darbų, kurių vertė nemažesnė kaip, pavyzdžiui, 30 000 eurų. Tai reiškia, kad tiekėjas gali pateikti ne vieną sutartį, o kelias sutartis. Na ir, sakykime, tiekėjas planuoja pateikti 5 sutartis. Tai ar tai reiškia, kad kiekvienos iš tų 5 sutarčių vertė turi būti nemažesnė kaip po 30 000? Ar tai reiškia, kad susumavus tų 5 sutarčių vertės, jų bendra vertė turi būti nemažesnė kaip 30 000? Na ir iš tikrųjų praktika rodo, kad dažnai yra interpretuojama skirtingai, dėl to kyla neaiškumų, ginčų, skirtingų interpretacijų. Todėl formuluojant reikalavimą, rekomenduojama visada įrašyti darbų, kurių bendra vertė nemažesnė kaip tiek ir tiek. Na, tai tokiu atveju jau matyti tikrai bus aišku, kad tiekėjas gali pateikti 5 sutartis, kurias visas susumavus, sudėjus į krūvą nurodytus eurus, nurodytas sumas, svarbu, kad jas kartu paėmus būtų ne mažiau kaip 30 000. Dar vienas aktualus aspektas dėl reikalavimo savo jėgomis. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje yra parašyta, kad tiekėjui nedraudžiama remti sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, o ne visas įvykdytos sutarties objektas. Išsamiau šita nuostata yra paaiškinta statybos darbų pirkimo gairėse. Matote tas aktualiausias ir daugiausiai atgarsio sukėlusias Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis. Tai tikriausiai jau visiems yra žinoma, kad vertinant turi būti skaičiuojama ir tiekėjai turi nurodyti informaciją, darbus, kuriuos atliko savo jėgomis. Rekomenduotina pirkimo vykdytojams, kai rengia pirkimo dokumentus, kartais yra nurodoma lentelė, tai toje lentelėje labai aiškiai išskirti
grafą, atskirą grafą ir parašyti savo jėgomis, nebūtinai tai turi būti lentelė. Rekomenduotina netgi išryškinti, pastorinti tuos žodžius, galima netgi skirtingomis spalvomis nuspalvinti, kad tikrai dar tie tiekėjai, kurie negirdėjo apie šitas teismų išaiškinimus ir nutartis, tikrai nepraleistų šitos informacijos ir tikrai tinkamai pateiktų savo pasiūlymus, kad paskui procedūrų metu nereiktų prašyti tikslinti, išskirti, vertinti, ar tai melaginga informacija ir taip toliau. Dar vienas aspektas, kuris yra labai aktualus, tai viešųjų pirkimų įstatyme 51 straipsnėje, kai kalbame apie darbus, yra nurodyta, kad turi būti reikalaujama tinkamai atliktų darbų. Kai yra pirkimo objektas prekės ir paslaugos, pavyzdžiui, projektavimo paslaugos, tokios prievolės įvardinti, kad tinkamai yra atlikti nėra. Tai reiškia, kad pirkimo vykdytojai gali reikalauti, tačiau neprivalo, bet kai kalbam apie darbus, tai yra privaloma. Ir kyla dažnai klausimų, kas tai yra tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pristatytos prekės. Tai rekomenduojame paskaityti duką, kaip vertinti, kas yra tinkamai atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pristatytos prekės. Tai tinkamai nėra vienos taisyklės, kas yra tinkamai. Kiekvienoje situacijoje gali būti skirtingai. Pavyzdžiui, vienais atvejais gali užtekti to, kad atlikti darbai atitinka statybų sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kitais atvejais to gali nepakakti, perkančioji organizacija laikytų, kad darbai turi būti atlikti laiku. Gali būti dar kitokių situacijų, pavyzdžiui, kad delspinigiai nebūtų sumokėti, ar ten kitos kažkokios tai sankcijos nebūtų taikomas, na ir toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Tai labai svarbu pirkimo dokumentuose labai aiškiai pasakyti, ką šiame konkrečiame pirkime perkančioji organizacija laikys tinkamai atliktais darbais, kad tiekėjai galėtų pateikti tinkamus dokumentus. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad darbų atlikimo aktai tai dažniausiai rodo tik tai faktą, kokie buvo darbai atlikti, už kokią sumą ir taip toliau, bet paprastai juose nebūna to papildomo užsakovo vertinimo, kad tai buvo atlikta tinkamai, nes, pavyzdžiui, jeigu laiku, tai reikia dar papildomo užsakovo vertinimo, pažymėjimo, kad tie darbai buvo atlikti laiku. Tai tokiu atveju, jeigu ten ar ant sąskaitos faktūros, ar ant darbų perdavimo priėmimo akto būtų parašytas tas papildomo užsakovo vertinimas, tai tokiu atveju dar prašyti dar vieno dokumento, būtinai užsakovo pažymos, kad įrodytų tai, ką jau įrodo prieš tai minėti dokumentai, nereikia, bet jeigu ant tų dokumentų nėra užsakovo papildomo vertinimo, tokiu atveju reikia prašyti užsakovo pažymos, kad būtent įrodytų tą vertinimą. Kai mes kalbame apie specialistus, kaip tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, arba jeigu mes kalbame apie reikalavimus specialistui kaip pasiūlymo vertinimo kriterijus, gerai apgalvokime, ar tikrai mums reikia užsakovo pažymų, kad tie specialistai savo įsipareigojimus atliko tinkamai. Nes tokių dokumentų užsakovo pažymų tiekėjas dėl savo specialistų gali nepateikti ne dėl to, kad tie specialistai dirbo prastai, bet dėl to, kad dėl objektyvių priežasčių tiesiog negali gauti tokių dokumentų. Tai ypač jeigu kalbam apie pasiūlymo vertinimo kriterijus, jeigu tiekėjas neįrodys, nepateiks užsakovo pažymos, reiškia, jam turės būti mažinami balai ir dėl to tas tiekėjas gali net nelaimėti pirkimo, nors tas jo specialistas ar tie siūlomi specialistai kaip tik gali būti patys kvalifikuočiausi ir labai naudingi vykdant sutartį. Taigi, apgalvokime ir nustatykime tik tokius reikalavimus, kokie tikrai yra būtini. Na ir apibendrinant visą tai, apie ką kalbėjome, su kuo susipažinome, ką prisiminėme, kad labai svarbu kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai,
kad visada nustatydami reikalavimą turime galėti motyvuotai pagrįsti, kodėl nustatėme atitinkamą reikalavimą ar jo reikšmę. Prisiminkime dar kartą VPI 47 straipsnio 1 dalį. Prisiminkime, kaip reikia teisingai skaityti ir taikyti kvalifikacijos metodiką. Prisiminkime, kad kai perkame statybos darbus ar projektavimo paslaugas, vadovaujamės ne tik viešųjų pirkimų įstatymu, bet ir statybos įstatymu, arba ne tik statybos įstatymu, bet ir viešųjų pirkimų įstatymu ir jų draugais įvairiais teisės aktais ir minkštosiomis priemonėmis. Na ir niekada neklauskime, ar galima nustatyti tokį reikalavimą. Visada atsakykime, būtina jį nustatyti, nes, o paaiškinti tą, kodėl būtina nustatyti, tikiuosi šios dienos mokymai jums padės tai taikyti praktikoje. Tai dėkoju už dėmesį, tikiuosi mokymai jums buvo naudingi ir kviečiu išklausyti kitos temos, kur kolegė papasakos ir parodys konkrečias situacijas, kai buvo nustatyti reikalavimai netinkamai, paaiškins, kodėl jau buvo nustatyti netinkamai ir kviečiu ne tik išklausyti, ką kolegė papasakos, bet kai pamatysite reikalavimą, konkrečią situaciją, jau patys pabandykite savo atsakyti, ar tikrai tas reikalavimas blogas ir kodėl tas reikalavimas yra blogas. Tikiuosi, kad tą padaryti tikrai jums bus nebesunku. Ačiū ir gražios dienos.